Laidą Sveikatos receptai pristato Regulat – energijos ir sveikatos formulė iš gamtos. Regulat – atras gyvenimo džiaugsmą. Sveiki, arčiau televizoriaus ekranų kviečia laida Sveikatos receptai. Pats laikmetis diktuoja laidos temas, tad šiandien laidoje vasariškos temos, kurios neabejoju bus naudingos ne tik planuojantiems atostogas, bet ir norintiems sulieknėti, atjaunėti. Tad dabar trumpai, ką matysite šiandien laidoje. Kitokios atostogos su joga. Kaip sužinoti, ar nesate užsikrėtę Laimo liga neišėjus iš namų? Efektyvi gynyba nuo vabzdžių. Mokysimės priemonės gamintis namuose. Naujiena kosmetologijoje, garantuojanti greitą ir ilgalaikį efektą. Mankšta gerai savijautai ir ne tik. Vasaros atostogas laikas, kurį privalome skirti maloniai veiklai, kad pailsėtų ir kūnas, ir siela. Turime jums paruošę ypatingą pasiūlymą, kuriuo pasinaudojus suprasite, kad atostogos gali būti kitokios. Nepakartojamas jausmas įkvėpti tyro oro, pajausti medžio galią, žemės tvirtumą. Joga gamtoje tarsi atveria dar didesnės erdves į savęs pajautimą, įsiklausimą, pabuvimą tuo, kuo išties esame – gamtos dalimi. Norint tai suprasti, iš tikrųjų reikia atsistoti vieną kartą ant tos žemės, plačiai savo kojomis, būtent basai, be kilimėlio ir pajausti tą žemės energiją. O kadangi jogos metu mes iš tiesų gaunam daug energijos iš kosmoso, iš mūsų pančios, sakykime, teigiamos aplinkos, o kadangi esam žemės kūdikiai, gamtos dalis, tai atsistojant tos žemės mes iš tikrųjų žymiai daugiau gaunam asanų metu tos energijos. Ir juolab, jeigu dar aplinka yra teigiama, kaip medžiai, kurie turi savo taipogi energijos teigiamos, tai iš tikrųjų yra fantastika ir visi, kurie pabando, prašosi į kiemą, kuo dažniau. Kaip sako daugiau nei 20 metų jogą praktikuojanti kineziterapeutė ir jogos mokytoja Laimutė Vološkevičienė, tik gamtoje ir galima pajausti tą tikrąją jogą ir jos galią. Būtent todėl jau kelintus metus jogos mylėtojai ir tiesiog norintys ją pažinti kviečiami į vasaros stovyklą nuostabiame gamtos kampelyje Jogos medžio namuose Rubikiuose, Anykščių rajone. Jau 4. bus stovykla, yra iš tikrųjų skirta žmonėms, kurie nori aktyvaus poilsio. Aktyvaus poilsio, kurie netingi anksčiau atsikelti ir nubėgti iki ežero išsimaudyti, o po to eiti į salę arba į kiemą, atlikti jogą. Ir jogos užsiėmimai paprastai trunka 1,5–2 valandas ir porą kartų į dieną netgi dažniausiai. Vėlgi vakare kartais susirenkame prie laužo, prie ugnelės pamedituoti ar tai pažiūrėti kažkokį tai filmą apie jogą. Žodžiu, iš tiesų tai būnam užimti visą dieną. Būna didžioji pertrauka, sakykime, po pietų iki popietinių pratybų, tada jau tikrai laisvi bėga maudytis ar ten plaukia ar važiuoja dviračiu. Tiesiog laukia tos vasaros, to Liepos mėnesio ir pilnai atsistato per savaitę, nes 2–3 dienų savaitgalio iš tikrųjų yra per maža. Savaitė laiko jau yra pakankamai, kad aktyviai sutinkant saulę, palydint saulę, gamtos prieglobstyje yra puikus atsistatymo būdas. Jeigu ir jūs pasiilgę gamtos, esate fiziškai ir dvasiškai pavargę arba tiesiog trokštate atrasti ir pažinti jogą, prisijunkite prie stovyklautojų. Jogos mokytoja pažada, atostogos su joga bus kitokios. Prašom pasižiūrėti, kaip mes galim puikiai gauti energijos iš žemės. Trikampis, elementari mūsų asana. Vieną pusę į kitą pusę. Lengvas pasitempimas, kvėpavimas. Ir yra daugybė asanų, aš tik tai porą parodysiu. Mes darom kartais be jokių priemonių, kaip štai dabar aš, tiesiog panaudodami, pasiremdami į žemę ir išsitiesdami nuo jos. O retkarčiais mes panaudojam ir medžius kaip pagalbą savo.
išlaikyti pusiausvyrai, gauti energijos, tiesiog pamedituoti. Pusiau mėnulis. Puikia asana, kuri ugdo pusiausvyrą, turi ryšį su gamta. Panaudojant, kaip sakiau, medžius, mes galim asaną atlikti lengviau. Sakykime, jeigu yra asana laivelis, kada reikia ištiesti pilnai kojas ir išpildyti tokį kampą, kiekvienas gali, mes tiesiog panaudojam, tarkim, medį su atrama ir po trupučiuką mes tobulinamės tą linkme, kad atlikti jį kokybiškiau. Yra sunkia asana, nusilenkimas žemyn, pašimatanasana. Ir norint ištiesti stipriai nugarą, mes taipogi panaudojame medį, kad stuburas būtų pasitempęs, stiprus ir tiesus. Taigi, mes taipogi pasimsim medį, apkabinsim jį, įkvėpsim, pasitempsim ir su iškvėpimu pasitempsim į priekį. Ir tai yra žymiai paprasčiau ir lengviau. Meditacijai lygiai taip pat mes su dideliu džiaugsmu galim priglausti savo nugarą prie medžio ir puikiai atsipalaiduoti, pasėdėti ir atsigauti. Registracija į jogos stovyklą jau vyksta, tad jeigu nusprendėte šią vasarą atrasti laiko sau ir atostogas praleisti kitaip, nedelskite registruotis, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos apie stovyklą rasite internete jogosmedis.lt. Kad ir kaip vasarą norisi mėgautis gamta, labai svarbu nepamiršti ten tykančių pavojų. Kalbu apie erkes ir jų platinamas ligas. Šiandien laidoje kalbėsime apie vieną jų itin klastingą Laimo ligą. Remiantis Panevėžio visuomenės sveikatos centro duomenimis, net 50% atsitiktinai miesto parkuose ir poilsiavietėse atrinktų erkių užkrėstos Laimo ligos sukėlėjais. Šis faktas tik patvirtina, kad užsikrėsti erkių platinamą ligą galima bet kur, net daugiabučio kieme, kur nepjauta žolė siekia juosmenį. Lietuvoje kasmet nustatoma apie 1,5 tūkstančio Laimo ligos atvejų. Laimo ligą sukelia bakterija, kuri yra gana didelė, spirocheta, ir ne veltui jinai vadinama miško sifiliu, kadangi ta spirocheta yra labai panaši į sifilio sukėlėją. Ir toks humoristinis yra beveik praktiškai pavadinimas kaip miško sifiliu. Tik tai jinai, kad užsikrečiama yra kitaip įkandus erkei. Ir kaip ir sifilio būna odoje pakitimai, taip ir čia būna odos pakitimai. Tai odos pakitimai yra specifiniai, jie tokie būna, irgi atsiranda ne iš karto tai erkei įkandus ir todėl, jeigu būna greitai erkei įkandus paraudimas, tai dažniausiai dėl to, kad įnešama infekcija kita. Mes tiesiog nešvariai ištraukiam tą erkę, įnešam kitą infekciją. O šiaip pradeda atsirasti maždaug po 2 savaičių ir ta dėmė didėja. Ta dėmė yra didelė, su tokiais ryškesniais raudonais kraštais, centrų gali būti mėlynesnių, tipinė. Tačiau vieta, kuri kanda, mes galim jos nematyti. Čia ir yra blogiausia. Jeigu plaukuotoj dalyje, nugaroje, kažkur, kadangi erkės mėgsta minkštesnį, vis tik tai ieško minkštesnės odos, kur joms įlysti, dėl to įlenda dažniau į pažastis, kirkšnis, į kaklo odą, už ausų. Ir dėl to, reiškia, ta dėmė gali būti netipinė. Pamatai ten tą paraudimo dalį, o kita plaukuotoj daly. Labai gerai, jeigu mes pamatom tą dėmę, tai praktiškai iš tikrųjų galima jau diagnozuoti. Tačiau ir literatūra rašo, kad 30–40% dėmės iš vis nebūna. Kadangi pas mus Lietuvoje yra kelios erkių rūšys. Pavyzdžiui, ta Laimo liga Amerikoje, tai Laimo tenais eina viena erkių rūšis, Burgdorferi, ir jinai visada praktiškai duoda dėmę. Mūsų, reiškia, yra kelios tos Laimo ligos sukėlėjų rūšys, 4–5 yra randamos ir Lietuvoje, taip pat Europoje. Ir jos gali kai kurios neduoti tos dėmės. Ir tada visa problema ir pasidaro, kad žmogus kreipiasi tada, kada skauda sąnarius, kada yra kažkoks nuovargis didžiausias,
galvos skausmai. Jeigu yra tipiška dėmė, užskyrus antibiotikus, jinai niekur dar neiškeliavusi, tik tai odoje, jinai išnyksta ir paprastai gydymo antro kurso nereikia. O va čia yra blogiau, kada jinai patenka į sąnarinius tarpus, į smegenų dangalus, gali sukelti širdies pakitimus. Skiepų nuo Laimo ligos nėra, tad pagrindinės profilaktikos priemonės – tinkama apranga, priemonės atbaidančios erkes ir svarbiausia kruopštus apsižiūrėjimas grįžus iš miško, sodo ar pasivaikščiojimo po parką. Daug žmonių sako, aš jos nemačiau. Dėl to, kad bet kuri, kaip sakiau, kad erkės praeina keletą stadijų ir kiekvienoj stadijoje nuo tos nimfos, kuri yra aguonos grūdo dydžio, iki didelės suaugusios erkės, jinai yra, žodžiu, užkrečiama jau. Ir, sakykime, ta aguonos grūdo erkutė įsikandus jums žausies, jinai prisigėrė tiek, kiek reikia kraujo ir jinai iškrito, gal jūs ją nukasėt, nusiprausėt, jos nematot. Tai praktiškai, o jinai gali jau užkrėsti jūs. Įsisiurbus erkiai labai svarbu ją tinkamai ir kuo greičiau ištraukti. Ypatingai svarbu erkę anksti ištraukti esant Laimo ligai. Laimo ligos sukėlėjai yra erkės skrandyje ir jinai prisipildo. Ir pavyzdžiui, ištraukimo metu labai reikia stengtis, kad nesuimtų už pilvelio, reikia imti kuo arčiau galvos, kad neišspaustų viso turinio į tą opelę, žaizdelę, kurioje ta erkė. Nes tada jūs galite išspausti kaip tik visus sukėlėjus, tai tas irgi labai svarbu. Kadangi skiepo nuo Laimo ligos nėra, o ir įkandus erkiai ir užsikrėtus Laimo liga ne visada yra ją išduodanti dėmė, kiekvienam vertėtų pasirūpinti greitos diagnostikos testais Laimo ligai nustatyti. Šis testas greita ir patikima pagalba siekiant užkirsti kelią sunkioms Laimo ligos pasekmėms, nes jo pagalba net neišėjus iš namų galima išsiaiškinti, ar nesate užsikrėtę Laimo liga. Testą reikėtų atlikti praėjus 2–4 savaitėms po erkės įsisiurbimo arba erkės įsisiurbimo vietoje atsiradus apvaliam uždegimo židiniui. Greitos diagnostikos testas labai patogus naudoti, jame yra viskas, ko reikia testui atlikti. Testo rezultatas gaunamas per 10 minučių, patikimumas net 91%. Testą Laimo ligai nustatyti rekomenduojama atlikti ir profilaktiškai, kad būtumėte ramūs dėl savo ir savo šeimos sveikatos. Nes, kaip minėjo gydytoja, Laimo ligos klasta ir yra tame, kad ji gali pasireikšti tik po mėnesio ar net metų įvairioms ligoms būdingais simptomais. Specialistai primena, kad pačioje pradžioje pradėta gydyti Laimo liga nėra pavojinga. Būtent todėl labai svarbu ją laiku pastebėti. Greitos diagnostikos testų ieškokite Camellia vaistinėse arba įsigykite elektroninėse parduotuvėse. Vienas net kartais nejaučiamas erkės įkandimas gali sugriauti gyvenimą. Tad einant į gamtą būtina pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Dabar mokysimės apsaugos nuo vabzdžių priemonės pasigaminti tiesiog namuose iš natūralių produktų. Ko gero dažnas patvirtins, kad poilsis gamtoje būtų daug malonesnis, jei ne nuolat aplink zvimbiantis, o kai kurie skaudžiai kandantis bei pavojingi vabzdžiai. Tačiau pasirodo mėgautis gamta galima ir saugiai. Tiesiog reikia ją pažinti, tiksliau atrasti pačios gamtos dovanotas priemonės apsaugai nuo vabzdžių. Artimiausia siela yra augalai. O ką padarė žmogus? Jis išmoko augalo sielą uždaryti į mažą buteliuką ir užrakino ją čia. Esmė, aš saugausi asmeniškai eteriniais aliejais. Ir mano šeima, ir mano draugai, pažįstami ir artimieji. Dėl to, kad tikiu labai aromaterapiją, jos paslaptimis. Ir augalas, kaip niekas kitas, turi daugiausia tokių žmogui nesuvokiamų savybių, ko žmogus dar negali ir nei nukopijuoti, tai yra būtent visa apsauga iš gamtos. Aromaterapijos specialistė tvirtina, kad mes patys namuose galime puikiausiai pasidaryti apsaugos priemonės nuo vabzdžių. Natūrales, saugias, be jokių cheminių ir sintetinių priedų. Dabar keletas patarimų, kad nepasiklystume eterinių aliejų pasaulyje. Aš siūlau visiems pasidaryti mišinius. Labai nemėgsta uodai ir vabzdžiai ir erkės tokio mišinio kaip arbatmedžio aliejus. Yra tam tikri mišiniai ar
kuriuose būtent tirpsta tie aliejai ir galima daryti, tarkim, į 100 ml mišinio purškalą, čia yra ir eukalipto, jau yra paruošta, bet jisai yra per silpnas vabzdžiam, todėl mes jį prisodrinam dar, kad atbaidytų eteriniais aliejais. Tai yra arbatmedis, po 10 lašų kiekvieno, arbatmedis, eukaliptas, gvazdikėlis, levanda, citrininė melisa, galima įlašinti snapučio, baziliko labai nemėgsta, taip pat vabzdžiai. Ir tų aliejų mišinį tiesiog jis lengvai ištirpsta ir mes purškiamės ant kūno, tai yra visiškai saugu, galima ir vaikams. Visai mažiukams rekomenduojame 2 aliejus, dėl to, kad eterinius aliejus reikia naudoti labai atsargiai, yra labai stiprus. Ir dar pasakysiu, kad būtent mano rankose yra ypatingai švarus ir visiškai natūralūs aliejai, tai dėl to ir poveikis yra daug stipresnis. Tai vaikams aš rekomenduočiau levandas, yra levandų aliejus. Jisai ne tik tai atbaido, bet ir ramina tuo pačiu ir vaikučiai bus ramus, apsaugoti. Ir dar man labai patinkantis arbatmedžio aliejus. tą daryti, nebūtinai dėti purškalus, taip pat galima. Mes galime naudoti kaip bazę kūno kremą, losjoną. Aš mėgstu argano aliejų arba jojobo ar dar kitaip simoncijų aliejų. Jeigu norite tuo pačiu ir pamaitinti savo odą, suteikti jai daugiau vitaminų, tai avokadą imu. Būtent į bazę pilam lašiuką aliejus. Va, tik tiek užtenka. Ir ištepat jums norimas vietas. Labai myliu šitą produktą, tai yra 33 alpių žolelių balzamas. Mes kalbėjom apie aliejų, 33 žolelių, labai nepatogu rankinukė jį nešiotis. Tai čia ekstra atvejam ne tik uodam atbaidyti, aišku, gal jisai nebus toks labai stiprus, bet nemėgsta kvapo vabzdžiai ir uodai. Tai tepą mes galim teptis drąsiai, saugiai ir taip pat vėlgi jisai gelbėja esant įkandimams, paberimams, esant galvos skausmui, įtampai, pasitempimam. Jūs ne tik vabzdžiams čia, tai yra pati mažiausia galbūt vaistinėlė pasaulyje, kurią aš žinau. Specialistė pabrėžia, kad jeigu jūs nuspręsite patys pasigaminti apsaugos priemonės nuo vabzdžių, labai svarbu pasirinkti tinkamą, kokybišką eterinį aliejų, kurio eilinėse parduotuvėse vargu ar rasite. Tikras, geras, išgrynintas eterinis aliejus. Jisai negali būti visiškai pigus, bet noriu pasakyti, kad būtent šveicarų eteriniai aliejai, tai yra Aleksana Aromatika, juos gamina, tradicijos ten siekia šimtmečius ir tūkstantmečius, žinios būtent ateina iš gilios senovės. Ir šiais laikais, būtent nežiūrint tai, kad yra šitiek automatikos, mechanizacijos, būtent žaliava yra renkama vis dar rankomis, nes tai yra atsispindi į aliejus energetiką. Aromaterapijos subtilybes puikiai išmananti ponia Jolanta tvirtina, kad natūralius eterinius aliejus, iš kurių gaminsite apsaugos nuo vabzdžių priemonės, puikiausiai panaudosite ir kitoms reikmėms. Dedu į šampūnus, į veido kremus. Jeigu einu į masažą, būtinai sąnariam, nugarai, nes darbas toks, kad sėdim prie kompiuterių, bėgam, lekiam, atsiranda stresas, vėlgi nuimam stresą. Jie yra kiekvienai dienai. Ir jeigu įdomu, tai juos galima naudoti, jie ant tiek yra švarūs, jie yra 3 kartus valyti. Ir labai aukštos kokybės. Ir juos net galima naudoti būtent į vidų, tai tarkim marinuoti aliejus, į padažus dėti, marinuoti maistą, gaiviuosius gėrimus daryti. Tie, kas jau atrado eterinių aliejų pasaulį ir pajautė jų teikiamą visapusišką stiprybę ir apsaugą, nebeklaidžioja po sintetikos labirintus. Sužinoti daugiau apie eterinių aliejų panaudojimo galimybes ir įsigyti natūralių produktų galite susisiekę su specialistais jums patogiu metu. Dabar trumpa reklama, po kurios laikas skirtas grožiui. Susitikime netrukus.
Laidą Sveikatos receptai pristato Regulat – energijos ir sveikatos formulė iš gamtos. Regulat – atras gyvenimo džiaugsmą. Laidą Sveikatos receptai pristato Regulat – energijos ir sveikatos formulė iš gamtos. Regulat – atras gyvenimo džiaugsmą. Vasara ne tik atostogų, bet ir įvairių švenčių metas – vestuvės, išleistuvės, krikštynos ir taip toliau. Tad dabar reportažas apie tai, kaip pastebimai atjauninti ir sustangrinti odą per labai trumpą laiką. Pasižiūrėkime. Naujiena kosmetologijoje grąžinanti odos jaunystę ir elastingumą. Mezosiūlai. Kuo išskirtinė ši procedūra, teiraujame specialistės. Kad veido ovalą tvirtinti siūlais, tai jau buvo žinoma ir 95-98 metais. Tačiau tuomet veido ovalą ir kai kurias kūno vietas suglebusią odą tvirtindavo neutralaus metalo siūlais. Buvo pastebėta, kad apie metalinį siūlą susiformuoja grubi fibrozė. Tai yra grubus randinis audinys ir ko pasėkoje susidaro nelygumai vadinami granuliomomis. Šiai dienai mes kosmetologijoje turime naują dalyką, tai mezosiūlai, kurie odoje rezorbuojasi, suformuodami aplink save minkštą fibrozinį kolageną ir kuris sunyksta apie praėjus keletui metų. Tai yra efektas ilgalaikis ir padeda išspręsti daug estetinių problemų. Mezosiūlai tai yra tokie siūlai sudaryti iš tokių pat medžiagų, kur siuvami vidaus organai, tai yra naudojami chirurgijoje. Kosmetologė Remigija Sušinskienė tvirtina, kad mezosiūlais galima sustangrinti ir atjauninti įvairias probleminės vietas. Ši procedūra idealiai tinka, kai reikia greito ir efektyvaus rezultato. Veido srityje yra vedama tarp antakių, kada yra pykčio raukšlės. Labai gražiai dubliuojasi kartu su botulinu. Kaktos srityje galima vesti pasikels antakiai, galima vesti pakitusio ovalo, lūžusio ovalo vietoje, galima vesti kaklo srityje, dekoltės srityje. Labai tinka minkštai žasto odai, nusileidusiai žasto odai, kurią išties yra sunku sutvirtinti, kad ir kiek moteris užsiminėtų fitneso. Tinka labai nukarusiai pilvo sieneliai po nėštumų. Labai tinka stangrinimui krūtų odos. Ne padidinimui krūtų, tačiau sustangrinimui pačios odos. Tinka sėdmenų srityje, tinka vidiniam šlaunų paviršiuje, tinka suminkštėjusiai arba nusileidusiai odai virš kelių. Mezosiūlai yra keleto storių. Ir juos reikia atrinkti pagal odos tvirtumą, pagal odos suglebimą, pagal odos amžių. Jie yra ir įvairaus ilgio. Tarkim, viršutinės lūpos srityje yra įvedamas siūlas tam tikro ilgio, atsižvelgiant į moters veido sudėtį. Ir noriu pasakyti, kad ypač toje vietoje, kovojant su lūpų raukšlytėmis, buvo išties sudėtinga, nes nebuvo tokių priemonių, kurios labai pakeistų besiformuojančias raukšlėles virš lūpų. Įvedus mezosiūlą rezultatas matomas iš karto. Ir laikui einant po 2-3 mėnesių moteris matys tik gerėjantį rezultatą. Kūno srityje mezosiūlai yra vedami maždaug centimetrų atstumu vienas nuo kito. Kiek jų įvesti, vėlgi priklauso nuo ploto. Kosmetologės teigimu tai saugi ir neskausminga procedūra, kuri jau sulaukė išskirtinio susidomėjimo visoje Lietuvoje. Jeigu atjauninti ir sustangrinti odą mezosiūlais nuspręsite prieš kokią nors ypatingą progą, kosmetologai rekomenduoja šią procedūrą atlikti likus maždaug porai savaičių iki planuojamos šventės. Šiuo metu, kada reikia tokių greitų pasikeitimų ir
kosmetologinės ar kosmetinės procedūros nėra tokios efektyvios ir yra sunku patemti veido ovalą arba yra ypatingai sunku sutvarkyti kaklą arba pagurklį. Įvedus mezosiūlus, tai priklausytų vėlgi nuo veido dydžio, nuo kaklo storio, nuo riebalinio sluoksnio, poodinio riebalinio sluoksnio, kiek tų vienetų reikėtų įvesti ir būtų akivaizdus rezultatas. Ar tai yra skausminga procedūra? Galima naudoti nuskausminamąjį preparatą, tačiau procedūros metu yra jaučiamas tik tai skausmas, kol praeinu pro odą. Tai yra, kol oda praduriama, o kada vedamas siūlas tarp odos ir poodžio, tai yra beveik kaip ir neskausminga. Pasinaudokime tuo, kas sukurta mūsų grožiui ir jaunystiai. Ir skubantis laikas nebegazdins. Jauninančios procedūros su mezosiūlais atliekamos Remigijos Sušinskienės kosmetologijos kabinete, kuris įsikūręs Panevėžio miesto poliklinikos patalpose. Tęsiant temą apie grožį, dabar kviečiu pasižiūrėti reportažą apie išskirtinę mankštą, kuri padės ne tik atsikratyti nereikalingų kilogramų, bet ir padailins kūno linijas, sustangrins odą. Puiki savijauta ir dailios kūno linijos be jokio vargo. Skamba neįtikėtinai, tačiau tai tikra tiesa. O visa paslaptis štai šie aparatai, kurie ir atlieka didįjį darbą. Portas masažas su Roll Shaper aparatais idealus pasirinkimas toms, kurios nemėgsta lieti prakaito sporto salėse arba tiesiog neturi tam laiko, tačiau nori gerai jaustis ir nesukti galvos dėl celiulito ar suglebusios odos. Nesudėtingais mankštos pratimais per 18 pozicijų mes išmasažuojame ir kartu pasportuojame visą savo kūną, nuo pėdų iki nugaros. Jis savo efektyvumu, intensyvumu ir savo stiprumu prilygsta 2-3 valandų rankiniam masažui. Tai iš karto galima pasakyti tai, kad efektas, žinoma, yra žymiai greitesnis ir žymiai efektyvesnis ir žymiai labiau jaučiamas. Jūs iš karto po 5, po 4 kartų jau pastebėsite savo odos tangrumą, savo sustiprėjusi kūną, savo problematiškas daugumai moterų vietas pagražėjusias. Tai, kas liečia celiulitą, kas liečia odos suglebimą. Dauguma moterų pas mus ateinančios yra nesportuojančios. Ir tos moteris, kurios nemėgsta lieti prakaito sporto klubuose, kurios nemėgsta kasdieninių varginančių treniruočių, pas mus randa alternatyvą. Čia specialaus nereikia pasiruošimo nei sportinės, nei fizinės ištvermės. Moteris tvirtina, kad jau po kelių masažų pagerėja bendra savijauta, atsiranda lengvumo jausmas, susitvarko virškinimas, pagražėja oda, sumažėja apimtys. Dar tai, kad tai yra ne tik tai grožio procedūra, tai yra sveikatos procedūra. Šito masažų per valandą jūs išjudinate limfą, išjudinate kraujotaką, kas yra labai svarbu. Ir ko gero visi klausytojai, kurie klausosi šitos laidos, puikiai žino, kas tai yra limfa. Tai yra mūsų viso kūno, mūsų sveikatos pagrindas. Ir mūsų sėdimas režimas, mūsų sėdimis darbas, automobilis, darbas, grįžus 2 žingsniai virtuvėje ir vėl prie televizoriaus, mūsų limfotakos sistema visiškai sustoja funkcionuoti, iš ko susidaro didžioji visų sveikatos problemų. Tai šitas aparatas yra pagalba ir grožio, ir sveikatos prasme. Norinčioms tiesiog jaustis energingiau, pasirūpinti savo imuninę sistemą, profilaktiškai suaktyvinti kraujotaką ir limfotaką, užtenka 1-2 procedūrų per savaitę. Siekiant rezultatų rekomenduojama 2-3 procedūros per savaitę su 1 dienos pertrauka, kurią galima išnaudoti dailinant kūno linijas su Vacu Shaper aparatais. Procedūros su Vacu Shaper aparatais yra skirtos svorio metimui bei kovai su celiulitu pačiose problematiškiausiose vietose. Derinant abi šias treniruotes pasieksite puikių rezultatų. Vacu Shaper aparatai tai yra visiška naujovė Panevėžyje. Mes turime jie vieninteliai, netgi Lietuvoje yra tik kelios vietos, kurie turi šitos aparatus. Tai trumpai kalbant yra 30 minučių pasivaikščiojimas vakuume. Moteriai yra uždedamas sijonėlis, jinai įeina į kapsulę ir tuo pagrindu suformuojamas viduje vakuumas. Jausmas yra toks, kad
liktai ant kojų uždėti svoriai šiek tiek, yra žymiai sunkesnis ėjimas ir savo intensyvumu vėlgi mes per pusę valandos pasiekėme tą efektą, kurį turėtume sporto salėje eiti 2 valandas bėgimo takeliu. Nespėsite net pastebėti, kaip ateis pavasaris ir teks nusimesti probleminės vietas slepiančius drabužius. Tad, kad šiltąjį sezoną pasitiktumėte gražios ir sveikos, rūpintis savimi pradėkite jau šiandien. Galite ateiti dviese su drauge ir sportuodamos praleisti malonų laiką vietoj to, kad prie užkandžių ir prie televizoriaus plepėdamos, jūs galite tą laiką praleisti masažuodamosis ir sportuodamos. Jaukia aplinka, šiltas aptarnavimas ir nevarginančios treniruotės padės kiekvienai jaustis geriau. Pabandykite ir įsitikinsite, kad rūpintis savimi gali būti taip malonu. Studija Figūra įsikūrusi prekybos centre City Bumas 2 aukšte jūsų laukia kasdien, jums patogiu metu. Tai ir viskas, ką buvome jums paruošę parodyti šiandien. Jeigu kažko nespėjote įsidėmėti, kviečiu mus žiūrėti internete sveikatosreceptai.lt. Susitikime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Būkite gražūs ir sveiki. Laidą Sveikatos receptai pristato Regulat – energijos ir sveikatos formulė iš gamtos. Regulat – atrask gyvenimo džiaugsmą.